Nešvarių molio nėra, yra tik nešvari sąžinė. Būna žmonių, kad nešvari sąžinė, o molis yra švarus. Jeigu jisai prisiliečiamas švariam rankom. Aš tikiu Dievu. Aš tikiu Dievu ir tikiu savimi. O kada tu dirbi, tiki savimi, Dievas visada padės. Tu įdedi širdies gyvenimą savo, patirtį įdedi, viskas yra. Ir tu, molis, kaip sakiau, molis gyvena milijoną metų. Ir aš noriu savo rankom jį pratęsti. Ir man labai svarbu, kad tas tęstinumas būtų molio. Molio ir žaidimo staklių, kaip ir mylimas moters, tu negali užpykdyti. Užpykdysi, ir po savaitės, po kelių dienų tu pradėsi šnekėti, sakai, eis dar pyktis. Taip, kad nereikia užpykdyti. Gal šeima nukentėjo nuo visko, bet vat, padarė čia šitą. Gal ką. Dar ką alkoholiką. Aš tą prižadu, šiandien pareisiu namo. Tai jeigu aš taip, tai 10 valandą einu į dirbtuvę, 10, nes iki 9 mėgi, dar paspartuoju ryte anksčiau, tada, anksčiau rimčiau spartuodavau, ir 12 valandą pirmą aš einu iš dirbtuvės. Aš nemačiau, kaip mano vaikų užaugo. Žiūriu, jau didelį, anūkai užaugo, jau gerai, bliamu, gerai, kada jie spėjo, gerai. Pradeda visur skaudėti sąnariai, nugarą, taip. Ir tu psichologiškai labai veikia mane. Tu visą gyvenimą bėgai, ir šiandieną pabiškiai tu nebegali bėgti, o pabiškiai tik eiti.